Nori papasakoti apie tavo tėtį, kai buvo mažas? Tavo tėtį, o kaip tavo tėtės vardas? Jonas, taigi. Tai jau čia dabar tavo močiutė papasakos apie savo sūnelį, tavo tėtę, taip? Tai kaip tavo tėtė buvo mažas, jis labai greitai norėjo viską matyti. Tokia aukšta lovelė buvo, nė vienas vaikų nebūtų galėjęs išlipti. Jis jau koją kėlė ir lipo iš tos lovos. Labai jam įdomu buvo pažiūrėti, kas aplinkui yra. Kai jis paaugo, tavo tėtis jau buvo kokių 5-6 metų, tai jisai labai norėdavo visur laipioti ir bėgioti. Vis kur aukštesnis vietos, kur aukščiausias stogas lipo. Vieną kartą jisai lipo su vaikais, savo draugais, užlipo labai ant aukštos tvoros. Tai kai mes buvom pabėgę į Vokietiją, Hanau stovykloje, ten seniau buvo kareivinės ir buvo aptvertos su tokia mūryta labai aukšta tvora, taip kaip namas aukštumo. Kaip jie ten užsilipo, net pati neįsivaizduoju. Tik pasižiūrau, Makas atbėga, pasakys, sako, jūsų Jonas ant labai aukštos tvoros su kitu vaiku. Dabar aš ateinu tikrai ant tos tvoros, ta tvora tokio platumo, užsilipę ir aš jau taip įsigandau ir bijau jam ant jo bartis, kad nenukristų. Tai gražiai jau sukaupiau visas jėgas ir savo piktumą suvaldžiau, sakau, Jonelį, Jonuk, nulipk, o jau širdį virė mano, sako, kaip tu nulipsi, kai aš tau duosiu per kailį, tai tu žinosi, kitas tik nelipsi. Taip ir buvo, aš jau Jonelį, Jonelį, gražiai, tik duok rankytę palengva, čia jau nulipsim, jau jis manė, kad aš čia iš geros širdies, taip sakau, bet kai nulipo, tai kad trenkiau per užpakalį, sakiau, daugiau matėp nelaipiau. Dabar vieną kartą, kai tai stovyklui ten gyvenom, jau atbėga man, jau kaimynai mano pasakyti, oi, sako, jūsų Jonas visas juodas. Nu, manau, su kas ten, kaip jis galėjo juodas pasidaryti. Ir aš nežinau pati, jau bėgu pažiūrėti, nugi žiūrau, tik akys matyti. Ir tos juodos. Visas juodas. Nugi buvo įlipęs, norėjau, tokias bačkas malos stovėjo. Visi vaikai aplink tą bačką lakstė, visi bijojo pažiūrėti, kas ten yra. Bet Jonas vis norėjo pažiūrėti, kas ten yra. Ir jisai vis ten čiupinėjo su pirštu, su visa ranka, o paskui, užsikabino ir norėjo pažiūrėti ir įkrito į tą bačką. Tai kiek aš vargų turėjau, su žibalu turėjau, su vandeniu nenusiplauna smala. Turėjau su žibalu pavilgyti skudaruką ir vis nuplauti. Visą kol aš jį nuploviau, tai man buvo daug bėdos. Dabar? Tai ne... Tai jis mėgo tokius dalykus. Dabar... Kodėl? Nenori papasakot? O, tai aš papasakosiu. Į stovyklą atveždavau, čia žmonės gyveno, tai atveždavau su trokais tokiais maistą. Žinai, daržovės šviežias, kita. Ir paskui tušti išvažiuodavau. Tai ten vaikai, tokie paaugliai, labai mėgdavau, kaip važiuodavau pro vartus, norėdavau biskį pasivežinėti. Užsikapydavau ir pasileisdavau. Bet Jonas norėdavo toliau pavažinėti. Bet kaip jau pro vartus išvažiuoja trokai, tai jie greitai paleidžia. Pradėjau greitai važiuoti, jis pamatė, kad čia jau bėda darosi jau. Jį gali išvežti kažin kur jau nuo mamos. Tai jis įsigandęs jau norėjo pasileisti, kaip šoko nuo trokų. Tai ant akmenų, žinai, tai buvo, jisai susitrinkė smarkiai ir tarp šitą kaulą lūžo. Bet aš nieko nežinojau. Aš dirbau su vaikučiais, vaikų darželyje.
Dabar jau jis parėjęs, jau neverkia, nesiskundžiasi, tik stovi palei lovą ir tyli. Niekam nieko nesako. Aš irgi pareinu iš darbo, reiškia, iš vaikų darželių, mokinus vaikus ir aš ateinu ir žiūriu, jisai stovi, sakau, Jonai, Jonukas tau, nejuda. Aš ateinu paimti už rankos, ai, suriko, kas skauda. Sakau, kas atsitiko? Sakau, kas atsitiko, tai jau tie vaikai atbėgę pasakoja, sako, ant roko Jonas buvo prisikabinęs su kitais vaikais, o Jonas juos pataisė. Sako, aš ne ant roko, aš ant bojavos mašinos buvau prisikabinęs. Tai paskui jau aš jį nuvedžiau pas daktarą, tai daktaras jam čia sugipsavo ir jis kokią 10 dienų negalėjo, reiškia, rankos, žinai, judėti. Nu, bet sugijo, viskas sugijo. Tai va, tai tavo tėtis, kai buvo mažas, labai norėjo pažinti ir daug žinoti. Ir visur lindo. Tai jau kaip vieną kartą jau mus nuvežė į tokį Bad Aiblingeną, į stovyklą pabėgėlių. Ir ten tekėjo upelis, labai gražus, bet labai gilus. Ir jau ten buvo prigėręs vienas mažiukas vaikas. Ką? Bet ne tėtis savo, ne, kitas vaikas. Ir buvo taip, kad aš vis nerandu, kur dingo Jonas. Jonai, paskui žmonės ėjo ieškoti savo vaikų, sako, einam prie upelių pažiūrėti. Nueinam prie upelių, tai ant tokių medžių, tai tokia plauska, žinai, nupjautas gabalas medžių, plaukiojo prie krantų, tai jie užsirangė ant to ir jie savo plaukioja. Tai jau maniau, kad mano gausiu širdies priepuolį. Įsigandau, jau nieko negaliu sakyti. Jonuk, Jonelį, tik kaip nors prisirkit prie kranto. Jau tie vaikai prisirė, taip už rankos paėmėm, jau tie kitos moterys padėjo, išlipom, jau išėjo. Tai tavo tėvelis savo man labai daug davė kietų laikų. Visur, kur tik lipdavote viskur pavojingiausios vietos. Dabar jau atvažiavom į Ameriką, jau jisai buvo 8 metų. Į Ameriką, į Baltimorę. Dabar ateina pasakyti, viena moteris sako, jūsų Jonas ant stogų vaikščioja, laipioja. Tai jam užkrito sviedinys, tai jisai po garažų stogus nuo vieno garažo ant kitų šokinėjo pasimtas sviedinį. Paskui su tokiais ratukais važinėdavau, kaip Indra. Kaip Indra. Kaip Indra. Ant tokių ratukų. Tai važinėdavau ne pakraščiais gatvės, bet pačių vidurių, kur mašinos važinėja. Dabar viena mano draugė sako, žiūrėkit, Jonas vidury kelių ridinėja su tais ratukais. O mašinos, ko nesuvažinėjo vieną kartą. Žinai, mašinos važiuoja, nesitiki, kad toks vaikas ateis ir vidury kelių važinės. Tai tavo tėtis mėgo labai tokius dalykus. Labai. Jis nieko nebijojo. Visur lipo, visur kabinosi, visur laužėsi, nieko. Vieną kartą tiesa su vienu draugu, jie ten žmonės laikė ir gyvulių, kiaulių, vištų, tai tos vištos kur nors krūmuose dėdavo kiaušinius. Tai jisai su savo draugu laukdavo, kol višta padėdavo kiaušinių ir jie pasimdavo tuos kiaušinius ir išgerdavo. Išgerdavo. Labai skanu jiems būdavo vaikams. Tai tiek apie tavo tėtį tau galiu pasakyti.